Na ir šį kartą laidą pradedame nuo lengvesnio turinio ir kasgi daugiau, jeigu ne knygos, gali tapti išsigelbėjimu, kai kalbame apie kalėdų dovanas. Šiandien Delfi kultūra redaktorė Jūratė Žolytė papasakos, kam kokį skaitinį rekomenduotų iš šiandienos 4 knygų. Labas, Jūratė. Labas, tėtai. Tai pradedam rekomendacijų apžvalgą ir pirmoji knyga, kuri yra arčiausiai, ar ne? Taip, galim čiupti iš karto šią knygą Katinas, kuris mokė dzeno. Tai, už pavadinimas verčia šypsotis ir tai tikrai yra labai tokia šilta, labai jauki knyga, kurią parašė Jamesas Norbury. Jis yra kito bestsellerio Didžioji panda ir mažasis drakonas autorius. Tai jis knygas ne tik rašo, bet ir piešia. Ir tuo būtent jos yra labai ypatingos, tokios mielos. Čia perskaityti, tiesą pasakius, nėra tiek daug. Čia pasižiūrėti. Čia taip, čia skaitai, žiūri tas nuostabias iliustracijas, viskas taip miela. Ir jo pasakojimai turi visada kažkokį tokį šiltą, mielą moralą. Na ir čia irgi pasakojama apie Katiną, kuris toks, kaip ir atrodo, toks labai išmintingas ir kitiems dalina patarimus, bet išsiruošė į kelionę. Ir kas toje kelionėje? Kitus, taip, įvairius gyvūnus, kuriuos sutinka, bet galiausiai sutinka mažą kačiuką, kuris žaidžia su lapais, kuriuos vėjas plaiksta vėjyje. Ir galiausiai visgi susimasto, kad gal yra dalykų, kurių ir jis nežino. Tad, tokia labai graži, labai jauki, pasėmus tiesiog, taip jaukiai su arbata pavartyti, pasigrožėti iš lėto kalėdų nuotaikai. Tai tikrai nuostabi knyga. Prisiminiai vaikystę, kaip suprantu. Absoliučiai. Čia yra, bet čia ne tik vaikams, čia ir vaikams, ir suaugusiems, tiesiog kam norisi labai tokios šiltos emocijos, man jis toks išplėstinis atvirukas. Išplėstinis atvirukas. Judame prie kitos ir aš dabar nematau tik tai pavadinimo, bet tu, Jūratė, pristatyk. Tai yra Nepaprastosios karalystės pasakos, netgi jeigu pavadinimo nematai, svarbiausia čia yra autorius Tolkienas, kuris, tikrai visiems puikiai pažįstamas, Žiedų valdovo Hobito autorius. Tai kažkas rimto. Ir šiuo atveju, netgi sąlyginai rimto, nes vėlgi tai yra pasakos. Ir kiek kam yra galbūt skaityti Tolkieno kitus kūrinius, ne Žiedų valdovą, ne Hobito, ir jo garsus Silmarilionas, dar kas žino taip, kad tai yra, tokie, kad ir grožiniai, bet sudėtingi kūriniai. Tai šiuo atveju tai yra visai kas kita, tai yra pasakos, tikrąją žodžio prasme, sudėtos 4 proza, viena eiliuota ir jos skirtos mažiesiems, bet iš Tolkieno, aišku, negalima tikėtis, kad jos bus, galbūt kažkas tokio, kaip prieš tai buvusi knyga. Tai vis tiek yra labai turtingos, vaizdingos. Jis sakoma, kad jis pats šias pasakas kūrė galvodamas apie savo vaikus, kai jie iškeldavo kažkokius jam klausimus. Pavyzdžiui, jeigu vaikščio su sūnumi ir sūnus pametė žaislinį šuniuką. Ir, vaikui liūdna ir Tolkienas sugalvoja visą pasaką papasakot, kas tam šuniukui atsitiko. Gal jis buvo stebuklingas, gal jį ištiko kažkokie nuotykiai. Ir jis paskui kažkada tas visas pasakas surašė. Ir dar kas man buvo labai įdomu, kad šioje knygoje taip pat yra įdėtas Tolkieno straipsnis, taip pat būtent apie tai, kas yra pasaka, kaip jis dėsto apie tai, kad galbūt žmonės nuvertina šį žanrą, pabrėžia, kad tai tikrai nėra tik vaikams, kad pasaką sukurti yra labai sunku. Tai šiuo atveju galbūt aš taip svarsčiau skaitydama, kad gal buvo labai sunku išversti tą žodžių žaismą fairy tale, kaip angliškai, nes jis dėsto, kad yra tam tikrai angliškai tradicija, kad yra kai kas būtent apie fėjas ir jis turi savo visą teoriją apie tai, kas yra fėja, kad tai nėra taip, kaip tai yra tas, šiek tiek galbūt nupigintas vakarietiškas variantas, tai kas yra pasakos, kas nėra pasakos ir gražina joms šlovingą vietą, sako, kad yra rimtas kūrinys, daug pamokantis kūrinys, turtingas pasakas, sudėtinga arba rašyti, o skaityti jas gali tikrai ne tik vaikai ir kartais vaikai gali pasakų net nesuprasti. Tad čia šiuo atveju pasakos netgi galbūt tokiems vyresniems vaikams arba iš tiesų suaugusiems. Suaugusiems irgi tikrai puikus žanras pasaka, kaip žinome. Labai puikios knygos. Gerai, judame toliau ir turime dar vieną knygą. Čia judame prie visai kitokios literatūros. Čia taip, Chloe Walsh, tai yra labai populiari airių autorė, kur yra rašanti knygas jauniems suaugusiesiems, tai pavadinkime, ir absoliuti socialinių tinklų sensacija, TikTokas eina iš proto dėl jos knygų ir čia dabar pradedama leisti lietuviškai jos knygų seriją, nes jis rašo jau 10-metį, leidžia pasakoja apie tokius Tomano vaikinus, taip pat pavadinkime.
Ir iš esmės yra apie tokius irgi vyresnius paauglius, irgi prasideda istorija, kaip yra vidurinė mokykla, susitinka ten vienas labai populiarus visos mokyklos numylėtinis regbio žaidėjas, kuris iš tiesų jau žaidžia netgi ir profesionaliai, na tai žinoma, kad visos merginos eina dėl jo iš proto. Tipinė paauglių filmo scenografija. Taip, ir ateina į mokyklą naujokė, kuri tokia išgąsdinta ir, na, žinoma, susitinka, pirmoji meilė, viskas keičiasi. Bet, na, tai yra ne vien apie tai, nes jį paliečia to pačiu ir sudėtingesnės temas. Tai ir smurtas šeimoje, ir patyčios, ir kažkokios priklausomybės. Tai po tuo tokiu meilės istorijos turiniu, tai yra iš tikrųjų irgi ir svarbus klausimai paliečiami. Taip, ir tikrai nenuostabu, kad paaugliai taip stipriai pameta galvas dėl šios autorės, nes, manau, randa labai daug bendro ir kažkaip jiems turbūt yra irgi atliepia tai, apie kas jiems rūpi, kas jiems skauda, na ir žinoma, kad visi jie nori pasvajoti apie tą jau iš kojų verčiančią meilę, dėl kurios abu šie herojai visiškai pakeičia savo gyvenimus, savo visus turėtus ankstesnius įsitikinimus, na ir pasiduoda tai mangai. Ir įdomu, iš tikrųjų, jau pirmą knygą baigus skaityti, jau ir man smalsu, na kasgi bus toliau, nes, na taip, manau, kad išvers ir toliau ir tęsinius. Tai tie jauni žmonės vis tik romantikos irgi nori. Be abejo, jaunimui tai pirmoji meilė, tai kas jiems gali rūpėti labiau. Kas labiau į širdį krenta, jeigu pirmoji meilė. Taip. Gerai, dar turime vieną ir vandens pažadas. Taip. Čia jau tokia didžiulė. Didžiulė knyga, solidi, taip. Čia Opra labai rekomenduoja šią knygą, jos knygų klubo rekomendacija tokia yra šią skaityti ir, na, tai nieko keista, nes labai iš tikrųjų labai įvairialypė, labai turtinga knyga turiniu. Jos autorius pats pagal išsilavinimą medikas ir tai labai jaučiasi šioje knygoje. Ir irgi jo kilmė tokia įdomi, jis pats gimė Afrikoje, bet jo tėvai kilę iš Indijos ir čia veiksmas irgi vyksta Indijoje. Pasakojama 3 šeimos kartų istorija, kurios centre visada yra viena moteris, kurią vadina didžioji motina, nors ji pradžioje yra dar tiesiog ten maža mergaitė ir kaip jie atvyksta į vieną vietovę, kurioje aplinkui yra labai daug vandens, bet tas šeimai, kurią ji nuteka, turi tokį, na, kaip prakeiksmą, kad visada šeimoje kažkas nuskęsta. Ir kaip ten viskas klostosi, kaip jie, jie bijo tą vandens, nežinau, kad jis jiems siejasi su tragedijomis, bet, na, čia tai yra tik viena iš linijų. Čia tiek visko persipana, kad iš tikrųjų aš jau taip kaip perėjau antrą pusę, kur palaukit, ojo, kiek viskas prasidėjo, kiek čia visko buvo, nes apie medicinos pažangą labai daug pasakojama. Apie tai, štai aš pradėjau pasakoti apie prakeiksmą, tai atrodo tokius apie gamtiškus dalykus, bet jau kai vėliau pereinama į kur kas vėlesnius laikus, tai pradedama paaiškinimus ir kažkokios medicininės priežastis, kad galbūt tai nebuvo kažkokie būrimai, velniai ar laumės, kad galbūt tam buvo kažkokias racionalus pagrindas, tai be abejo daug meilės istorijų. Daug šeimininių ryšių. Labai tas įdomus aspektas, kad visi yra vienas su kitu susiję. Ir taip galvoju, na, Indija, tai yra toks bekraštė šalis, bet vis tiek jie visi tenai 18 kartos pusbrolis ir panašiai. Tai kaip visi vienas kitus susiję, kaip veikia vienas kito gyvenimus ir kartais atrodo sutinki žmogų pirmą kartą, o paaiškėja, kad jo kažkoks padarytas veiksmas padarė įtaką tavo gyvenimui ir dabar. Tai tokia knyga, kur aš manau, kad ir serialų gerbėjams turėtų labai patikti, nes tiesiog tiek daug visko apima ir labai įdomu žiūrėti, kas bus toliau. Aš dėkoju tau už apžvalgas, bet prieš atsisveikinant dar trumpas klausimas ir rekomendacija. Kaip tu manai, apskritai knyga ar yra gera dovana, nebūtinai kalėdų proga, bet kokia žmogui ir kaip atrinkti gerą knygą, tinkančią konkrečiam žmogui, ar turi patarimų? Tai knyga man tai be jokios abejonės, nežinau, bent man tai buvo įprasta, nuo mažens knyga pati geriausia dovana ir geresnės atrodo būti negali, o atrinkti tai tiesiog visada reikia pažinoti žmogų, nes be abejo, jeigu vieną nudžiugins, tam galbūt sudėtinga knyga, kitam visai nepatiks, tai reikia kalbėtis, reikia stebėti, ką žmogus skaito, kas jam įdomu ir manęs kai kas nors klausia irgi parekomenduoja knygą, aš labai bijau, nes sakau, aš pasakyk, kam rekomenduoti, nes, pavyzdžiui, kad ir ši knyga, aš manau, tikrai patiks lengvesnio turinio, patiks jauniems žmonėms. Ar galbūt graži iliustracijų, galbūt yra žmonės, kurie nemėgsta iliustracijų. Sakys, gal aš pasakų nemėgstu. Tai reikia tiesiog pažinti vieniems kitus, o vienas iš būdų tai padaryti yra kalbėtis apie knygas.